Ir šiandien generalinė prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Algio Ramanausko pasisakymų. Tai Algio Ramanausko citata, kuri nieko nepažeidžia, skambėjo taip. Aš suprantu, kad ką aš noriu, kad būtų, yra utopiška. Bet įsivaizduokime namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos. Tai juos, čia klausimas tik tai, ką pirmą padaryti. Pirmą atimti vaikus ir po to juos sušaudyti. Ar prie vaikų juos? Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Tai va čia nėra jokios nusikaltimo sudėties. Ir nutrauktas yra tyrimas. Ir jau ne pirmas toks tyrimas nutrauktas. Ir kaip dabar pakomentuoja teisėsauga šitą sprendimą. Savo saviraiškos laisvę jis įgyvendino netinkamai. Čia Algis baigiu greitai. Pasirinkdamas netinkamas kalbinės išraiškos priemonės ir taip galimai pažeisdamas etikos bei moralės normas, tačiau nebaudžiamosios teisės saugomo vertybę. Atsiprašau, asmens lygiateisiškumą. Vien tik neigiamų teiginių žeminančios, niekinančios leksikos vartojimas, nesant konkrečių tiesioginių akivaizdžių pareiškimų, skatinančių neapykantą, kurstančių diskriminuoti ir skatinančių naudoti fizinį smurtą prieš įstatymę apibrėžtą žmonių grupę, negali būti pripažįstama nusikalstama veikla. Tai dabar pabandykime kažkuris iš mūsų arba visi chorų pasakyti tokį teiginį. Pabandykime, bet nesakykime. Aš dabar galvoju, Ukrainą remiančius, vat ką su jais dabar padaryti? Ar pirmai atimti iš jų vaikus ir sušaudyti, ar sušaudyti prie vaikų, vaikams matant? Nu ir pažiūrėtumėm, ką generalinė prokuratūra pasakytų. Tai nereikia to, aš turiu dar medžiagėlės, nes aš rinkau straipsnių, tai aš turiu labai daug įdomių dalykų, kurie parodo, kad mūsų teisėsauga tai yra jau ne žemiau plintuso, jau po plintusu. Tai va, Tauragės apylinkės teismas pranešė, kad už neapykantos kurstymą dėl seksualinės orientacijos Šilutės rajono gyventojui K.B. paskyrė laisvės apribojimą 4 mėnesiams. Vyras taip pat įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, konfiskuotas telefonas ir maršrutizatorius. Bylos duomenimis jis Facebook'e po LGBTQ+ naujienų portalo paskelbtais nuorodos į straipsnį milijonai žmonių per BBC išgirdo, kokia yra tikroji LGBTQ+ padėtis Lietuvoje, parašė komentarą. Naikinti kaip tarakonus juos ir visus į dujų kameras. Teismas nustatė, kad šiuo komentaru K.B. skatino diskriminuoti, smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl jų seksualinės orientacijos. Taip pat viešai kurstė neapykantą ir niekino minėtą asmenų grupę. Tai dabar jūs man paaiškinkit, nes aš čia esu kvailiausias iš visų. Ramanauskas, kai sakė, kad šaudyti reikia grupę žmonių, kurie klausosi rusiškos muzikos ir žiūri rusiškus filmus, ten viskas yra gerai. Čia žmogus, kuris pasakė, kad naikint kaip tarakonus juos ir visus į dujų kameras, čia yra baudžiakas. Nu tai kaip suprast? Bet čia, Gintarai, supranti, kad čia yra prokuratūros, ne teismo, nes aš teisėsaugą vertinu kaip vieną dydį. Nu taip, bet teismas man nesvarbu, ar tai yra FNTT, ar STT, ar prokuratūra, ar teismai. Čia yra teisėsauga, kuris sprendžia žmonių likimus. Bet Gintarai, dabar aš paklausiu ne tik tavęs, o visų vilkų ir žiūrovai, jeigu gal atsakys komentarais. Ar teisingai, ar teisingai Šilutės rajono gyventojas buvo teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo atitinkamai žmonių grupiai dėl jų priklausimo tam tikrai socialiniai orientacijai? Ar teisingas, teisėtas tas sprendimas? Kaip jūs vertinate? Teisėtas, nežinau, bet teisingas skamba. Bet koks skirtumas prieš kokią grupę, ne? Taip, iš esmės juk taip, bet tik tai problema, mes kelintą kartą kartojamės, yra va tie dvigubi, trigubi standartai, kad kai kurių personalijų bylos net keliauja iki teismo.
Aš nesu tikras, kad teismas, jeigu būtų byla iš prokuratūros, Ramanausko byla būtų perduota teismui, aš aišku šiandien negaliu guldyti galvą ir sakyti, kad teismas būtų priėmęs analogišką sprendimą kaip Šilutės gyventojo atžvilgiu. Turim tai. Aš nesu tikras, kad būtų toks sprendimas priimtas, o tu esi tikras, kad būtų pripažintas Ramanauskas kaltu teismo sprendimu? Ne, tai aš tai net... Aš kalbu apie tai, kad prokuratūra nenuneša, tai va čia Grunskienės pirmiausia yra problema, jos vadovaujamos kontoros problema, kad tokios bylos nepatenka iki teismo. Ir mes negalim čia teismo kaltinti, kad teismas Ramanausko nenuteisė. Teismas negalėjo nuteisti Ramanausko, nes byla iki teismo negalėjo. Gerai, tu man, Alvi, tada pasakyk tokį dalyką. Ar prokuratūra pati vykdo bylų tyrimą? Iki teisminį tyrimą prokuratūra vykdo, taip. O čia ne policija vykdė prokuratūrai prižiūrint? Pagrindinė tai yra tyrimo įstaiga policija, Lietuvos policija, iki teisminio tyrimo įstaiga, taip. O prokuratūra prižiūri, ar ne? Bet sprendimą nutraukti priima prokuratūra arba nenutraukti. Taip. Tai va tau yra atsakymas į klausimą, kad šitos byla nenukeliautų į teismą, kur galbūt bus nesuvaldytas procesas, taip. Nes oficialiai tai ten yra kompiuteris tipo parenka teisėjus, ne? Tai mes puikiai matom, kokius teisėjus kompiuteris parinko Orlausko ir Tapino byloj, kur 2 teisėjos yra Grybauskaitės paskirtos absoliučiai sisteminės. Taip. Galimai. Tai kad nekiltų ten kažkokių tai konfūzų, kaip nekilo, pavyzdžiui, lygiai taip pat iki teisminis tyrimas už tokius pačius bairius buvo nutrauktas valstybės kūrėjai Šurajevui. Lygiai taip pat prokuratūra nutraukė, kad nekeliautų byla į teismą. Tai vat, kadangi teismo turbūt suvaldyti jau šitai paprastai negalima, tai šitos visos bylos yra nutraukiamos prokuratūroje. Ir viskas. Ne, čia gal ne tai, kad teismo suvaldyti negalima, bet čia negali kristi net menkiausia dėmė ant šitų personalijų. Nes įsivaizduokim situaciją, jeigu prokuratūra priimtų sprendimą bylą perduoti teismui, tai mes jau galėtume sakyti, žiūrėkit, prokurorai vadinasi mato tame nusikaltimo sudėtį. Ir tada jie pastatytų, aišku, į nepatogią padėtį teismą. Bet mes jau galėtume sakyti, prokuratūra mato nusikaltimo sudėtį. Dabargi ant šitų personų negali kristi nei menkiausias šešėlis, jokia menkiausia dėmė. Ir jie iš karto pačioj pirmoj stadijoje gesina. Tai va, aišku, pati pirma stadija, pati stadija tai yra dar iki teisminio tyrimo pradėjimas. Čia mes turbūt turėtume būti, kalbu apie Ramanauską, greitai dėkingi, kabutėse, aišku, dėkingi prokuratūrai, kad jie apskritai pradėjo iki teisminį tyrimą. Kiek mes žinom atveju, kad jie net nepradeda iki teisminį tyrimą. Palauk, Seimo nariai kreipėsi, jie negalėjo nepradėti. Galėjo nepradėti, Gintarai. Jiegi, žiūrėk, Seimo narys kreipiasi kaip ir bet kuris kitas pranešėjas. Prokuratūra gali pasakyti, mes nematome nusikaltimo sudėties požymių. Jiems net nereikia pasakyti, jiems net nereikia nustatyti, ar yra nusikaltimo sudėtis. Tam, kad pradėti iki teisminį tyrimą, užtenka, kad būtų bent jau požymiai to, kad yra padarytas nusikaltimas. Pagrindas manyti, kad yra padarytas nusikaltimas. Bet jie atskirais atvejais net išdrįsta pasakyti, prokuratūra turiu omenyje, kad jie net nemato požymių. Tai čia iš viso yra, kaip pasakyti, spjūvis į veidą visai teisiniai sistemai ir tiems pranešėjams, va tokiems kaip mes, ar tie patys Seimo nariai, kurie kreipiasi, kai jie pasako, mes net nematom požymių. Po to, bet jeigu jie pradeda iki teisminį tyrimą, vadinasi, jie pasako, bet toks opimas liaudžiai, pasako, mes matom nusikaltimo sudėties požymius. Ir jie pasakė, pradėjom tyrimą, visi čia plojam, džiaugiamės, tyrimą pradėjom, va, prokuratūra. O paskui sako, mes viską objektyviai ištyrėm, viską patikrinom, aplinkybės patikslinom. Sorry, vyručiai, nėra čia nusikaltimo, aišku, mes labai norėtumėm tą bylą perduoti į teismą, bet negalim, nors tu ką. Viktorai, labas rytas. Labas, jūs taip fainiai kalbat, klausausi kaip žiūrovas aš jūsų šiandieną, žinai. Nes, vienas teisininkas, kitas teisiamas, tai jūs tą sistemą išmanot, aš tai ką galiu tik taip, žinai, iš šono tik tai jums paploti, ką daugiau galiu pasakyti, žinai.
Ne, tai paprasčiausiai. O Viktoras bus nuteistasis. Jo. Teisiamas teisininkas nuteistasis. Viktorai, aš už tave atbūsiu, žinau, Kauno tardymo izoliatorių. Aš vis tiek Jo, kai buvo kažkoks multikas dar. Būsiu, tai aš paskui grįžęs daug jums papasakosiu, kaip čia viskas vyksta. Tai kažkoks multikas buvo, kad Viktoras dėl visko kaltas visą laiką. Nu tai gerai, viską, kaip sakau, stumkit ant manęs. Tai ten apie Uspaskichą buvo. Ne, dar tarybiniais laikais multikas buvo kažkoks tai apie Viktorą. Vis tiek apie Uspaskichą. Tai aišku, apie ką daugiau, nes tai pats garsiausias Viktoras. Tai ką, aš nežinau, baikite apie tos teisinius, tada apie moralinius dalykus pakalbėsim. Jau baigim. Tai baigim apie teisinius. No, tai dar vieną frazę noriu pasakyti. Aš beveik galėčiau kirst lažybų, vat kaip šiandien įkėliau postą, kas nori kirst lažybų, kad Masiulis iš 46 kandidatų bus perinktas Litgrido vadu, tai neatsirado norinčių lažintis. Tai va čia lygiai taip pat, man atrodo, galima kirst lažybų, kad aukščiausias teismas nepriims šitos bylos nagrinėjimo. Nu, arba, sakau, tas variantas bus opimas liaudžiai, vėl dar duota truputėlį, priims tos kasacinius skundus, nu, sakys, čia rezonansinė byla, tokį sukėlė ažiotažą visuomenėje, čia mes patikrins ir pasakys, kad, nu, nieko neradom, viskas ten yra tvarkoj. Bet, Alvi, atsiprašau, žiūrėk, nu, tu kaip teisininkas, ane? Tai, tarkim, va, tu palyginai nužudimą. Tai ar tu matei bylą, kur jeigu žmogus nužudytas peiliu, tarkim, ir jam suduoti kokie 8 ar 10 smūgių peiliu, nu ten afekto būsena ar taip toliau, kad už kiekvieną durį priskaičiuoja kažkiek tai metų. Nu, ir aš nesu baudžiamosios teisės, nebaudžiauninkas, kaip pasakyti, tai sveiko proto nekvalifikuosiu. Aš nežinau, kaip, ne, tai yra, matai, nu, tas kvalifikavimas veikos, nes yra tas nužudymas, yra nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis. Nu, tai taip, bet nėra skaičiuojama taip, kaip čia 39 kartus suskaičiuoja ir kiekvieną kartą įvertina 1000. Nu, Alvi, nu, blemba. Išliptų iš teisininko šlepečių. Ir nu, kaip žmogus, atsakyk, ar tau čia yra sveiko proto požymis? Nu, ne, sveiko proto nėra požymis, bet mes jau turbūt esame ir aš esu sakęs, kad tai, kas teisėta, nebūtinai yra teisinga, va, tai pasakysiu. Bet tai nėra teisėta, Alvi. Nu, teisėta, va, aš ir sakau, tai, kas yra teisėta, nes mes atskirkim tuos du dalykus. Jeigu raidė taip sako, tai vadinasi, tai yra teisėta. Bet tai nebūtinai yra teisinga. Gintarai turi keli klausimą, kad tai yra neteisinga, tai yra, nežinau, nelogiška, tai yra, nu, ir taip toliau, bet tai yra teisėta pagal raidę taip, nu, vienas tas, reiškia, pareiškimas, nes ten tie teiginiai buvo ne tai, kad vienoj laidoj pasakyti, jie buvo pasakyti keliose laidose, per kelis kartus, reiškia, ir ne tai, kad pakartoti, o skirtingi teiginiai ir skirtingi kampai. Gerai, tai aš daugiau pasakysiu dar. Šitas procesas vyko rašytinio proceso tvarka ir, pavyzdžiui, aš vakar, užvakar antradienį kalbėjau su Giedre Gorienė, jinai net nežinojo, kad jie yra įtraukti kaip šalis į šitą projektą teismo. Tai kaip čia normalu viskas yra? Aš, pavyzdžiui, suprantu, kad aš, pavyzdžiui, tarimus esu gavęs vienoj byloj internetu, elektroniniu paštu esu gavęs įtarimus. Kas šiaip yra nonsensas visiškas. Taip. Tyrėjai į apklausas kviečia telefonu, teismo jokių šaukimų atvykti į apklausas nesiunčia, reiškia, SMS žinutę parašo, čia rašo jums tyrėjas, atvykite ten kitą savaitę, antradienį 10 val. Ten ir ten. Tu nežinai iš tikrųjų, kas čia tau rašo tą žinutę. Yra daug, be abejo, daug tų dalykų. Dėl tų visų pranešimų, Giedrės aš neklausiau prie progos, gal aš paklausiu, bet aš įtariu, čia yra tas variantas, kad byla buvo elektroninė. Tie visi teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Jeigu esi užsiregistravęs tame portale kaip naudotojas, tu tuo pačiu pagal taisyklės įsipareigoji stebėti, sekti tenai skelbiamus pranešimus.
Čia tokie techniniai dalykai, aš nenoriu pasakoti, yra ta sistema, tas elektroninis teismų portalas kartais nesuveikia, neišsiunčia informacinių pranešimų vartotojų elektroninio pašto dėžutę. Ir kaip Giedrė teisingai sako, tada tu turi pats fiziškai kiekvieną kartą per dieną, 2 kartus per dieną, kiekvieną kartą jungtis pats prie to portalo. Ar tavęs dar nepasodino pažiūrėti, ne? Jo, ar tavęs dar nepasodino, gal tau jau reikėjo vakar prisistatyti į įkalinimo įstaigą ir taip toliau.